Gerai, tai tada mes save įsodinam į tą energetinį burbulą, kuris išsikyla iš čia. Gerai. Ir dabar mes paliksim žemę. Ir tada mes matom tą jausmą. Taip, mes matom, kai mes sėdim tam burbule. Ir tada mes paliekam pirmiausia. Galim palikti palaipsniui arba galim palikti greičiau. Tai galim, pavyzdžiui, palikti pirmiausia žemyną, tada Žemės planetą, kylam į viršų, ne? Čia va toks kilimas į viršų. Žemės planetą matom, kaip paliekam. Tada mes paliekam visą visatą, iškės vėl aukščiau, ar ne? Tada pirmiausiai dabar yra 4 sluoksniai. 4 sluoksniai, juos svarbu arba garsiai įvardinti, arba mintimis įvardinti. Nes garsiai dėl to, kad garsas dar taip pat yra vibracija ir jinai pasileidžia. Tai pirmiausia yra ryškesni, glausesni, tada yra vaivorykštinis, auksinis ir tada viršutinis sluoksnis yra įvairiausių formų. Ir tada einam į rūžavą rūką, jau čia dar aukščiau tas rūžavas rūkas, ir jisai nuima tą visą burbulą, tai reiškia viskas, kas jau nebe mūsų, nuima ir pastumia į 7 būties planą. Tai va čia yra ten, kur mes turim atsidurti, kad gauti atsakymus ir gauti matymus. Tai reiškia taip, 4 sluoksniai, rūžavas rūkas virš jų, rūžavas rūkas nuima burbulą ir stumia į 7 būties planą ir čia yra kūrėjo planas. Ir čia yra jau visi ryšiai, čia jau galima daryti ir gydymus, ir kviestis angelus. Ir va čia, kai esi, čia gali, pavyzdžiui, klausti, kodėl, ne tai, kad kodėl tai nutiko, bet ko tai mane moko. Ko tai mane moko ir gali klausti, pavyzdžiui, kada prasidėjo. Tai visi atsakymai yra būtent gaunami 7 būties plane. Dabar, ar reikalingas yra sugrįžimas? Pradžioje reikėtų sugrįžti, tai reiškia, lygiai taip pat grįžtam, sėdam į burbulą, nes burbulas yra mūsų apsauga. Galima grįžti Merkavoj, po to parodysiu, kas yra Merkava, bet galima grįžti ir burbulę. Tai į burbulą ir tada lygiai taip pat grįžtam ir tada per karūninę čakrą vėl leidžiame žemyn į žemę ir tada į žemės vėl paimam energiją, vėl per viršų ir tada prisipiltam besąlyginę meilę ir viskas. Tai tada sugrįžimas, bet žmonės, kurie yra gyduoliai, kurie yra tetininkai, jie negrįžta. Kodėl? Dėl to, kad jie visą dieną vaikšto šitoj žinojimo energijoj, šitoj jautimo energijoj, šitoj trečiosios akies, susijungimo su dieviškumo energijoj. Pažengusiems grįžti yra nebūtina. Dabar dar svarbi informacija tiems, kurie jau gydo. Jeigu žinai, kad dirbsi su tamsa, tai į save reikia įleisti baltą drakoną. Tai leidžiamas čia per kūną, per galvą ir būtent jau į save įsileidžiam baltą drakoną ir baltas drakonas yra apsauga nuo tamsos.